Sveiki. Jeigu norite įsikelti iš karto demonstracinę sąmatų sudarimo Excel'yje programėlę ir jos aprašymą, tai geriausiai tada išeiti iš šio vaizdo įrašo ir apačioje rasite nuorodą į mano YouTube kanalą, spauskite jį ir eikite tada į grojaraštį Estimate Model in Excel. Ir čia yra 11 šiuo metu vaizdo įrašo, kurį ir aiškina, kaip įsikelti ir kaip žingsnis po žingsnio, kaip dirbti. Tai yra anglų kalba šiuo metu ir tokiu būdu galite pradėti darbuotis. O šiame vaizdo įraše aš paaiškinsiu, kaip istorija, sukūrimo istorija šitos sistemėlės Excel'yje ir tuo pačiu leisdamas ir priimtus sprendimus bei esminius šios sistemos bruožus. Vienas iš variantų, kaip galima dirbti Excel'yje sudarant sąmatas, tai yra susikurti darbaknyges, kurioje yra daug lapų ir skirtingose lapuose įvertintos skirtingi karkasinio namo elementai, po to yra lapas, kuriame yra sumuojama, vestis formulės, bandyti formulių pagalba surišti tuos lapus tarpusavėje ir tokiu būdu vykdyti skaičiavimus. Tai turi šokinėti nuo vieno lapo prie kito, tikrintis bendrą sumą ir taip žiūrėti, rankiniu būdu kopijuoti ir panašiai. Dar galima papildomai susikurti įvairių papildomų darbaknygių, irgi iš kurių galima kopijuoti duomenis, tai pavyzdžiui kaip čia, bet šituo atveju visą laiką šokinėjai tarp darbaknygių arba darbo knygos Excel'io lapų ir ieškai duomenų, rankiniu būdu juos kažkur sukelinėjai suvestinę ir tokiu būdu yra polinkis daryti klaidas, nes kopijavimas rankiniu būdu vis tik veda prie klaidų ir perkelimas dar iš ekrano, jeigu žiūri ekrane, vadinasi, kažkur suvedinėjai skaičius, tai yra tikimybė klaidų gerokai išauga. Bet dirbant mes priėjome prie tokio suvestinės, kad turime gauti iš tų visų lentelių, vis tik turime gauti tokią suvestinę, maždaug tokio jinai formato ir būtent tai yra siunčiama klientui ir šiuo atveju klientas užsienietis, matome, yra perskaičiamas į Norvegijos kronas. Norvegijos kronas yra lentelė, kur yra kursai. Vienas lapas yra kursai, kurie atnaujinami pagal, jeigu pasikeičia, irgi čia rankiniu būdu. Tai va, turime tokią formą. Ir tuomet, reiškia, kyla klausimas, kaip automatizuoti iš tų visų lentelių skaičiavimus ir suvedimą į šitą formą. Taigi, darbo eigoje mano patirtis ir žinios padiktavo, kad reikia atsisakyti to duomenų buvimo skirtingose darbaknygėse, skirtingose lapuose, o daryti taip, kad tai viskas būtų viename Excel'io darbaknygės lape. Toks sukelimas į vieną darbo knygos lapą visų duomenų pagrindinių sąmatos atveria galimybės filtruoti. Reiškia, gali filtruoti, pavyzdžiui, pasirenki tik tai kažkokią tai vieną elementą ir matai, reiškia, vieną elementą, dar gali išrinkti papildomai kažkokius filtrus. Reiškia, dar kitame stulpelėje, tai matai tik vieną. Tai reiškia, atsiveria galimybės filtravimo, tai labai stiprus Excel'io įrankis, reiškia filtruoti stulpeliuose pagal tam tikrus duomenis, filtruoti per kelis stulpelius ir tokiu būdu žymiai pagreitėja duomenų paieška, nereikia šokinėti tarp įvairių lapų, atlieki filtravimą, randi reikalingus duomenis, juos gali po to su jais toliau dirbti, kopijuoti, perkelti, tai yra pagreitėja. Reiškia, nuimi filtrą, vėl viskas lieka taip pat ir panašiai. Matome, kad ši lentelė yra gana didelė, nes darbo eigoje paaiškėja įvairios funkcijos, tačiau yra iš karto nereikia įsigąsti tų stulpelių skaičiaus, nes yra galimybė naudoti Excel'yje įvairius
vadinamas custom views ir pasilikti tik tai tuos tulpelius, kurie darbui yra reikalingi. Pavyzdžiui, nuspaudžiu mygtuką, čia vienas automatizavimo įrankių ir iš karto man sumažėjęs tulpelių skaičius. Kiti yra paslėpiami ir jie darbui netrukdo. Tai gali susikurti įvairių tų vaizdų, kurie tau yra naudingi. Va čia custom views matome, kiek čia yra sukurta šituo atveju. Ir po to vėl atsistatai, jeigu reikia į pilną ir dirbi toje vietoje, kur toliau palikai. Tai toks privalumas, filtravimo privalumas iš karto atsiranda ir pagreitina tai darbą. Kitas dalykas atsiveria, kai taip duomenys yra surūšiuoti, sugrupuoti, atsiveria galimybė naudoti vadinamas suvestinės lenteles Excelio arba pivot table, jeigu būtų angliškai. Tai čia matome kitame lape yra suvestinė lentelė, tenai automatiškai, kai yra duomenys ten, automatiškai susikalkuliuoja paleidus ir jinai taip pat įsiskleidžia iki, jau čia yra, iš karto gaunam tokį įdomų formatą, vadinasi, vadovas, pavyzdžiui, jeigu žiūri, jis gali atsiskleisti iki jam norimo lygio, gali suskleisti, matyti tik tai suminius dalykus ir matome, kad čia lygiai tie patys duomenys, kaip buvo preliminarioji samatoj toj suvestiniai formai, kuri yra siunčiama klientui, reiškia duomenys tie patys, tai belieka tik tai perkelti juos į tą samatą, kol nebuvo automatiško perkelimo, reiškia, buvo naudojama šitas ir tuo pačiu gali sukontroliuoti, nes ar tau iš tikrųjų duomenys atitinka, gali dirbti, žiūrėti, nes į kuriam lygiai tu padarai klaidas, nereikia viską čia dar be šitos lentelės didelės, atsiranda dar galimybė toj suvestiniai lenteliai, pivot table, nes tikrintis detalės. Pavyzdžiui, mes matom inside walls ir atitinkamai gali visokius suminius dalykus žiūrėti čia ir tikrintis. Tai va, pirmiausia atsiranda, reiškia, dvi galimybės. Filtrai Excelio, jėga, tikrai jėga. Kas dirba, tai žino, ką gali duoti filtrai, kaip jie gali pagreitinti darbą. Antras dalykas, atsiranda galimybė naudoti suvestinės lenteles. Irgi kontrolė, irgi tai yra jėga. Taigi, reiškia, kai dirbi toje samatų lentelėje, kilnuoji duomenis, suvedinėjai, čia rankiniu būdu daug irgi darbo, ypač kai kuri pirmasias samatas, tai yra daug rankinio darbo, niekur nuo to nedingsi, turi suvesti duomenis, suvesti normas, viskas čia yra šitose stulpeliuose. O toliau, kas vyksta toliau? Kai turi jau konkretaus projekto samatą, gali kaupti istorinius duomenis. Taigi, yra istorinių duomenų failo sukūrimas. Susikuri failą, reiškia, kuriame sukaupti istoriniai samatų duomenys. Reiškia, ten niekas nesikeičia, tai kaip buvo sudarytos samatos, taip ir lieka, o vėliau yra kuriamas įkainių failas. Tai rates failiukas, vėliau parodysiu, kaip tai yra. Ir šitas įkainių failas jau yra skiriasi, jame eliminuojami tie duomenys, kurie nereikalingi, reiškia, tai visi matmenys, lieka duomenys, tie, kurie reikalingi tam, kad būtų galima iš jų sudaryti naują samatą. Ir šitą rates failiuką jau galima įkelinėti ne tik konkrečių projektų duomenys, bet, pavyzdžiui, kurtis tam tikrus standartus, atskirus elementus, įsikelti atskirų medžiagų ar darbo įkainius tam tikriems dalykams, paimti iš apskaitos duomenis, įsikelti medžiagas, kurias ankstesniems projektams naudojam ar šiaip pirkom kam nors. Tai susiformuoja tas įkainių failas. Ir po to, reiškia, turint įkainių failą, jau yra daroma padariau, reiškia, su įvairiais makrosais ir Excel VBA yra Visual Basic for Application, yra speciali programavimo kalba, kuri yra pačiame Excel'e, nereikia jokių papildomų įrankių pirkti ir panašiai, galima ją naudoti. Ir tuomet, reiškia, tie makrosai vadinami kartu, reiškia, su Excel VBA programomis sukomponuoti, automatizuoja daug operacijų. Tai yra įkelimą, reiškia, eilučių, nes išrenginėja eilutės iš įkainių bazės ir perkelia jas į samatų, į naują samatą. Irgi ten filtruoji, filtravimo visokios galimybės
žiūri, po to matome, viršuje čia yra mygtukai, juos nuspaudus atitinkamai, vadinasi, pavyzdžiui, pasirenku kažkokį tai vieną šitą, nuspaudžiu ir jis man išfiltruoja būtent tą. Šituo atveju daugiau šitam projekte kitų nėra. Jeigu įkainių failę mes tai darytumėm, pamatytumėm, kad reiškia, parenka įvairius projektus ir panašiai, po to galima sluosti. Taip parodysiu aš kitame vaizdo įraše. Tai šiam kartui tiek. Iki malonaus.